visi mano panteriukai, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra vlogas. Vlogas yra kaip mano dukra Sofija, jeigu kas nežinot koks jos vardas yra Sofija. Kaip mano dukra bando modelio darbą. Tai, žodžiu, nebekalbėkime, o pradėkime. Labas rytas mano panteriukai, su jumis aš Amelija ir šiandien yra video apie taip, kaip mano dukra Sofija bando modelio darbą. Ir jos visų pirma pirmoji fotosesija. Tai žodžiu, dabar einu pakėl Sofiją. Jeigu jūs matote, kas tam nebejote, tikrai dėmesį čia veido kaukė. Su aš vakar veido kaukė uždėjau, biškį ten nusidirbau ir žmigiau. Žodžiu, einu pakėl Sofiją. Pinam. Sofija, kelkis. Spatel. Labas rytas, mam. Labas rytas, dukrelė. Jau tau ruoškis? Važiuosim. Kurgi? Testuosi modelio darbą. Kokį darbą? Modelio. Tu visai spratingi, kad tu man nepasakai, kad aš tą modelio darbą aš būčiau pasiruošęs. Tu kokį ruoštis, nieko nereikia ruoštis. Kaip suprasti? Nu, taip suprasti, jis tave paruoš, padažys, aprengs ir taip toliau. Nu tada gerai, aš dabar tik apsirengsiu paprastai. Nusidėk savo rankinuką. Tai mamytė mano. Gerai, davai, neruosis vietą. Gerai. O aš irgi einu pasiruošti, bet pirmiausia pažiūrėkit, kaip mano dukrelė ruošis. Ir tada prie manęs ateikit. Sveiki, panteriukai, aš esu Sofija, aš esu Amelijos dukra. Tai žodžiu, dabar parodžiu, ką aš apsirengsiu. Bet vis tiek mane ten aprengs, padažys. Bet koks skirtumas. Tai žodžiu, mes pasiėmėm va tokį mano rankinuką gražų. Aišku. Jeigu ką yra mano pižama, tai dabar yra susirengti pižamą. Man atrodo, kad visai tiktų šitaip. Jo. Rengiuosi šitaip. Šiandien vis tiek ir taip karšta bus. Taip, bus. Čia batus susidėt. Šiandien man mėgstamiausius batukus. Ar šitos geriau? Šitos aš einu į koncertus. Čia mano tapkės namų. Ir pasidažykim lūpytės. Vis tiek mane ten padažys, bet vis tiek pasidažym lūpytės. Tai va. Tokiais jau pasiruošus, pasipuošus. Tai žodžiu, dabar einam žiūrėti, kaip mano mama ruošias. Tai dabar aš ruošiuos. Ir žodžiu, fone bus muzika. O jūs tiesiog klausysit muziką ir matys, kaip aš ruošiuos. Va toks mano makijažas visai pavyko gerai. Dabar einame apsirengti. Kodėl čia mano spinta atidaryta? Koks skirtumas? Žiūrėjau, šiandien aš apsirengsiu paprastai. Tai va šitaip. Šiandien pas mus šilta, tai va kaip tik dera prie makijažą mano tokie rožiniai šešėlį. Ir aš taip gražiai atrodau, tai man kaip tik tinka. Ir užsidėkim mano šitas basutes. Tai dabar jau mes susitiksim mašinui.
Dar reikia rankinuką mano pasimti. Ir tada jau tikrai. Tai žodžiu, dabar jau suteiksim mašinai. Tai taip. Gerai, įleisim. Taip. Labą dieną. Labą dieną. Kur mums važiuoti? Toliau važiuokite tiesiai. Ir tenais bus garažas, jūs įleis. Gerai. Važiuojam tiesiai, tada ten bus garažas ir mus leis. Gerai. Va garažas. Tai taip, pana Panteliuką, mes jau atvažiavom. Ir va. Dabar tas garažas, jisai turi atsidaryti ir mus įleis. Atsidar, einam. Labą dieną. Sveiki. Tai taip, čia į fotosesiją ir imtis modelio darbą. Čia aš. Tai gerai. Einame su manim. Gerai. Jūs galėsit, nes yra ten kava, pavalgyt, galėsiu ten. Gerai. Marija. Taip, pas. Padaryk jai šukuosiną šitai mergaitį, padažyk ir taip toliau. Gerai, viskas bus padaryta. Tai labas, Sofija, ateik, mes tą viską padarysim. Gerai. Tai pirmiausia, mes to padarysim šukuosiną, sėsk ir mes padarysime. Taip. Taip, va viskas. Bet mes truputį pašukuosim tada. Gerai. Dabar makiažas. Gerai, sėsk, ir tada mes jį padarysim. Nu va, tavo makiažas padarytas. Kaip aš, kai gražiai atrodo. Dabar beig pati įsirink rūbelius ir tada bus viskas gerai. Gerai, einam rūbelius. Oho, kiek šio pasirinkimo. Įsirinkim man gražiausią suknelį. Taip. Taip, o kas va čia? Kas čia? Tai taip, pažiūrėkim, kasgi čia per maikę. Taip, aš apsirengsiu. Vau, kokia graži maikė. Sijonėlis. Škučio pats atsirado. Ir vau, kaip gražu. Ir kaip tik šitie bateliai tiktų. Tik nusiemam rankinuką. Ir čia aš labai gražiai atrodau. Einam pažiūrėti. Kokia mano dukrelė graži. Taip, dabar biškį nusisipsok. Taip, galim taip kojelės taip sudėti
ir tada bus tobula. Gerai, taip. Puiku. Viskas puiku. Fotosesija baigta. Nu, dukrelė, kokiagi tu graži. O galima nuotraukas? Tai taip aš, kitoj sekundienė. Gerai, lauksim. Dukrelė, tik tokiagi tu labai. Dabar palaukiam ir kol atneš nuotraukas ir tada aš parodysiu panteriukai. Va, mums jau atnešė visas nuotraukas, tai tuo aš iš eilės visas parodysiu. Tai, pirma va tokia va graži nuotrauka. Čia kaip sakė, kaip koja sudėti, tai čia puikiai nuotrauka. Jo labai graži. Da kita nuotrauka. Tai yra va tokia, tiesiog paprastai sėdi ir žiauriai graži. Taip, kita nuotrauka, tai yra va tokia nuotrauka, kaip ir įtėm, taip kojos sudėtos. Tai taip, labai graži. Ir paskutinė nuotrauka, kaip mano dukrelė stovi. Tai kaip dukrelė tavo įspūdžiai. Labai nuostabus įspūdžiai, man labai patiko. Tai norėtum būti modeliu. Žiūri, norėčiau, man labai patiko fotosesija. Tai gerai, mano panteriukai. Šiandienos mūsų vlogas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote ir ate. Iki!